Sveiki visi, sveikinu su naujų sezonų 24 metų, truputį apie šalnas pašnekėsiu. O aš formuoju, va taip pas mane čia metro ir 1,20 m aukštyje. Ir niekas čia pas mane nenušalė, kaip matot, yra, nesakau, kad yra kažkur tai vietomis. Prigriebta, čia, pavyzdžiui, matosi, prigriebta šalčio. Čia kažkur tai mačiau žemiau dar buvo. Čia nesumedėja ūgliai suformuoti ir nesumedėja. Suformuota viskas, nesumedėja ir nušalo. O čia nušalo ūgliukas, bet čia liktai žemės duoda kažką tai. Jupiteris nesumedėjęs. Čia va irgi pašalo. Matosi, čia jau nauji sprogsta. Išėję. Tai va, kas buvo čia pusę metro maždaug, viskas nušalo. O kas aukštai nenušalo, o čia matosi pašalę. Tie va rudi lapeliai dar čia kažkur tai mačiau. Ai, va čia va. Čia va. Ir praktiškai viskas. Taip kad aukštai formuojant, nieks čia nenušala. Anoje pusėje dar prieisiu. Truputį čia užkabinti, bet nėra labai tragiška. Čia va soliaris, irgi atlaikęs viską. Ir šaltą žiemą atlaikęs, -27 pas mane buvo. Čia va nušalęs pumpuriukas. Čia va pašalę truputuką. Čia va matosi nesumedėjęs buvo, bet kažkas tai gal bunda. Čia mėginsiu vėl iš naujo formuoti. Ūgliai du eina su kokia lazda. Beveik kaip nykštys ir nieks nesumedėjo. Čia matosi pašalės. Ai va, egzemplioriai du, vienas, antras. Va čia daugiau matosi. Bet bendrai čia 0,5% neišeina. Bendrai viskas labai gražu, viskas auga. Čia 1,20 m pas mane aukštį. Va. Dar vienas. Tai va su vyninėm. Einam dabar prie desertinio. Taip, mano vynogės pavasarį iškastos ir tuneliuose gyvena. Vienos iškastos per Velykas, o kitas kovo pabaigoj. Taip atrodo vynogės iš karto atidengtos tuneliuose. O čia galim pažiūrėti. Šiandien beje yra gegužės 20. Anykščių rajone, kaip suprantat. Nieks čia nenušalė. Tai o Anykščių rajone didžiausias šalnas buvo.
Taip kad gera agrotechnika. Dar kad sakau, parinktos veislės. Ir viskas kuo puikiausiai auga, atlaiko visas negandas, viską. Taip kad neklausykite tų pardavėjų. Auginkite vertas dėmesio vynuogės ir bus viskas gerai.